Savaitės aktualijų analizės ir komentarų laidoje Arūnas Pemkus, viešųjų ryšių specialistas, verslo konsultantas, sveiki. Labą dieną. Ir taip pat Laurynas Kasčiūnas iš Jungtinių Amerikos valstijų, grįžtantis namo į Lietuvą, sveiki. Sveiki. Taigi, Laurynai, galbūt nuo jūsų ir pradėkime. Buvote Amerikoje, Vašingtone, ten vyko susitikimai ir su senatoriais, kongreso nariais. Kokios žinios, ką galite perduoti Lietuvai? Na, aišku, reikia turbūt pradėti nuo to, kad dabar Jungtinėse Amerikos valstijose visas kongresas nėra toks įtakingas, kaip gal būdavo anksčiau. Ta reikia tiesiog pripažinti. Aš jau nekalbu apie demokratus Amerikos, kurie dabar yra knockdown'e po pralaimėjimų, bet net ir kalbant apie respublikonus, taip, yra turbūt artimesnių, Trumpui mažiau artimų, bet faktas, kad ten tos tikros informacijos apie galimus sprendimus, kombinacijas sprendimų, ar ne, ypač kai kalbam apie Ukrainos taikos planą, apie galbūt rytų flango dėlionės, atgrasimo visos architektūros iš amerikiečių pusės, to turbūt šiek tiek jie gali turėti atgarsius, turėti galbūt savo tam tikrus matymus, bet matyti autentiškai negali mūsų informuoti, kaip iš tikrųjų kas gali vykti. Tokia yra dabar specifika ir tą reikia tiesiog priimti kaip naują realybę. Ir be abejo, mes kėlėm klausimus ir dėl Ukrainos, kėlėm klausimus ir dėl mūsų visos atgrasimo ir saugumo architektūros mūsų regione. Tai kas turbūt, jeigu kalbant apie, pradėkime nuo geresnių žinių, sakykime taip. Tai kol kas tikrai jokių ženklų, jokių žinučių, kad amerikiečiai atsitraukinėtų iš rytų Europos, iš rytų flango, tikrai nėra. Tai čia tą galima vertinti kaip tam tikrą pozityvę žinią, tačiau irgi reikia vis laik turėti galvoj, kad Trump administracija sprendimus priima kartais labai greitai ir operatyviai. Ir tai gali būti kokios nors susitarimo dalis, tai gali būti koks nors planavimas atliepiant tam tikrą situaciją ir tai be jokios abejonės nėra turbūt pats geriausias būdas priimti sprendimus, ypač mums, norint juos prognozuoti. Bet be abejo, mes išdėstėm visą argumentaciją, mes išdėstėm visus sakykime, savo matymus ir be abejo, tas yra priimta domėn. Kalbant apie Ukrainos taikos planą, vadinkim taip, ten be abejo daug gerų žinių mes kol kas negirdim. Iš tikrųjų, kalbama apie tas dėrybas, mes kėlėm klausimą, kad mes aiškinom, kad dėrybos turi būti tokios, kuriuose ukrainiečiai eiti turėtų iš stipresnės pozicijos. Galę amerikietiškai reikia naudoti ne prieš Ukrainą, o prieš Rusiją, kad jinai darytų nuolaidas. Kėlėm klausimą, kokias nuolaidas Rusija turi padaryti šitose dėrybose. Tai ten be jokios abejonės yra viskas kol kas suvedama į tai, kad reikia tas dėrybas pradėti. Ir kai pradėsim, tada jau ir galėsit vertinti, galėsit išsakyti savo matymus ir taip toliau. Tai va tokia turbūt yra žinia, jeigu iš tokių taktinių sprendimų, vadinkim taip, tai po to penktadienio praeito, tokio sudėtingo penktadienio susitikimo valiniam kabinete, be abejo, reikia žingsnelio į priekį. Ir tas žingsnelis į priekį turėtų būti tas, pasirašymas sutartis dėl tų išteklių, vadinkim taip, ar ne, mineralinių išteklių gavybos, kuris galbūt Amerikos ir Ukrainos santykius šiek tiek pakeltų šiek tiek į kitą lygį. Tai va to tikimės greitų metų ir galbūt tada tie sprendimai dėl tos paramos užšaldymo, dėl to, kad neteikiama Ukrainai žvalgybinė informacija, gal jos bus nuimti tie sprendimai ir jau bus galima grįžti bent jau į tai, ką mes turėjom prieš savaitę. Arūnai, būtent Laurynas užsiminė apie tą pokalbį, susitikimą prieš savaitę ovaliajame kabinete. Ten Trumpas buvo paklaustas apie Lenkiją, Baltijos šalis, kaip ir užtikrino, kad mes esame įsipareigoję, kaip tą žinutę priėmėt ir supratot jūs. Dėl Lenkijos tai aš tikrai neabejoju. Jis labai šiltai ir labai aiškiai pasakė, kad Lenkija yra svarbi JAV bendradarbė arba kolegė. Manau, kad labai bus svarbi žinia Trumpo pirmoji kelionė į Europą, tapus prezidentu. Mano spėjimas yra, kad į Lenkiją turbūt atvyks ir jeigu tai iš tikrųjų įvyktų, tai būtų labai aiškus įrodymas, kad Lenkija bus svarbus žaidėjas Europoje. Dėl Baltijos šalių, kai jisai buvo paklaustas, jis šiek tiek suabejojo, sakė, yra problematiška aplinka
dabar tiksliai nepamenu jo žodžių, bet manau, kad jeigu Lietuva, Latvija, Estija toliau didins savo gynybinės išlaidas ir turės labai aiškius planus, jeigu bus bendradarbiavimas tiek su Lenkija, tiek su Skandinavų šalimis, ypač Švedija ir Suomija, man atrodo, kad Baltijos šalys gali būti pakankamai ramios. Be abejo, iškyla dar klausimas, kurio dar niekur nesugirdėjęs, ką reikės daryti dėl Kaliningrado teritorijos. Tai manau, kad prie to klausimo dar bus prieita ir tas klausimas galbūt turėtų būti įtrauktas į dėrybas dėl žemių atidavimo ir pačioj Ukrainai. Taip, gal tiek. Tas Lenkijos pavyzdys atrodo ten labiau toks asmeninis Donaldo Trumpo, dabartinės valdžios, Andžejaus Dudos santykis, taip draugiškai palaiko, atrodo, ryšį tarpusavį. Taip, dėja, Lenkijos rinkimai ateina ir labai didelė tikimybė, kad valdžia pasikeis, prezidento pozicija pasikeis. Kas yra gerai, yra, kad Lenkai nors tarpusavį pakankamai aršiai kovoja, bet Lenkija kaip valstybė, jinai turi savo ilgalaikį planą tiek Europos lygyje, tiek ir NATO sudėtyje, tiek ir santykiuose su JAV. Ir man atrodo, kad nežiūrint, kas ateis į prezidento postą, ar Lenkijos politinė pozicija viduje, ar jinai pasikeis, nepasikeis, santykiai su Baltaisiais rūmais pasiliks gana artimi. Laurynai, dar vienas klausimas jums. Daug tų kalbų, diskusijų, kas ten iš esmės valdo Jungtinės valstijas, tą patį Donaldą Trumpą, pasigirsta minčių, kad pagrindinis žmogus tai jo viceprezidentas J.D. Vance'as. Na, žinot, turbūt valdo pats Trumpas, čia reikia tą pasakyti, Trumpo valdo pats Trumpas ir tokiu būdu valdo ir Amerika, bet faktas turbūt reikia kelti klausimą, kas daugiausiai gali turėti įtakos, ar ne? Tai čia, aišku, galbūt daugiau politologam reikėtų atsakyti į klausimą, bet taip, aš manau, kad viceprezidento vaidmuo nemažas. Iš tikrųjų, ypač toks ideologinis vaidmuo tikrai yra nemažas. Čia kai kurie ir mūsų apžvalgininkai tai yra pavadinę JAV užsienio politikos vencenizacija, sakykime taip, tai tas toks izoliacionizmo visa politika, tokios Europos kaip partnerės, sąjungininkės atmetimas visoje koncepcijoje, tas irgi labai stipriai jaučiasi. Be jokios abejonės, matyti, galima kalbėti, kad įtaka nemaža turi, iš senų laikų su Trumpu turėję reikalų biznio srityje, nekilnojamo turto valdymo srityje patarėjai, nes tas transakcinis Trumpo mąstymas ir jų transakcinis mąstymas tiesiog eina kartu. Norėtųsi, kad vis tiek tokie žmonės kaip Marco Rubio turėtų daugiau vaidmens, Walzas turėtų daugiau vaidmens, Kellogas turėtų daugiau vaidmens, bet kol kas neatrodo, kad visą tai taip yra tokia realybė. Nes iš tikrųjų, neslėpkim, mes numanydami, kad Trumpas gali laimėti, ieškojom būdų prieiti prie tos būsimosios komandos ir aš, būdamas dar krašto apsaugos ministru, buvau susitikęs 2 kartus ir su ponu Kellogu, kaip buvusiu dar jo patarėju, buvau susitikęs ir su Marco Rubio tuometiniu senatorium. Tikrai mes kalbėjom būtent, visom tom pačiom temom, iš esmės, kuriom mes kalbėjom ir dabar Amerika. Mūsų visas apginamumas, Ukrainos klausimas, sprendimas. Tai tada mes tikrai gaudavom tokių pakankamai patikimų žinių, ypač dėl rytų flango visos architektūros. Čia galbūt irgi norėčiau pasakyti, kad taip, mums davė signalų aiškių, mes jie naudoja tokį jūsų kortos geros, vis tiek gynybos finansavimas yra toks, kad mes vis priekaištų neturim. Dabar vis tiek pagal Trumpo tą koncepciją mes girdim, ar ne, kad ginsim tos, kurie save investuoja į gynybą, tai mes čia tikrai toje esam lygoje ir čia yra gerai, bet vėlgi mums reikia kažkokio tokio labiau grand plano. Ir čia yra viena mintis, kurią aš tikrinau Amerikoje, jeigu leisite, aš ją trumpai išdėstysiu, tai dabar norint Europą iš tikrųjų prisės prie derybų stalo, jai reikia parodyti valią. Valią ir stiprybę. Viena iš stiprybių yra tai, kad dabar kalba Britai ir Prancūzai, kad jie gali rasti pajėgų, kad jas siųsti į Ukrainą kaip tam tikras stabilizacinės, taikos palaikymo arba atgrasimo pajėgas. Kad saugotų uostus, kritinį infrastruktūrą ir veiktų kaip atgrasimas. Tada, kai tu tai padarai, ar ne, ir mes subūrėm tokį nemažą pajėgumą, tu galėjau tada su amerikiečiais kalbėtis ir dėrėtis, sakydamas, žiūrėkit, mums trūksta įgalintų, mums trūksta oro gynybos, sakykim taip, ypač antibalistinės, mums trūksta tolimojo smūgio galimybių. Jūs nesiūskit karių, gerai, bet ateikit su šitais įgalintais, prisijunkit prie mūsų, padėkit tai.
tada tom pajėgom Ukrainoje reikės to užnugarį. Tai gerai, į Ukrainą neina, tai tada išstatykit pajėgų liniją tokią kaip užnugarį į Lenkiją, išstatykit užnugarį Rumunijoje, Baltijos šalyse ir taip užtikrinkit buvimą. Na ir tada tu jau kalbėsi, dėrėsi, bet dabar reikia tam, kad pradėti su jais kalbėtis, tai transakciškai, ar ne, rasti kažkokį susitarimą, reikia dėti ant stalo savo pajėgumus. Ir čia mes kaip Lietuva, manau, truputį suvėlavom ir dėl to mes nepakviesti į Londoną buvom, po to turėjom iš antro karto pakviesti į Paryžių, kadangi mes iš karto atėjom su pasiūlymu. Reikėjo iš karto sakyti, taip mes pasiruošę dalyvauti tokioje taikdariškoje misijoje, apie ten detalės nekalbėkim, bet mes iš principo pasiruošę, turim pasiūlymą, atvažiuojam ir kalbamės. Tai tokia kryptim, man atrodo, reikia judėti. Arūnai, atrodo, Europos vienybė labai svarbu, bet šiaip susidaro vaizdas, kad tos vienybės kartais trūksta ir apie tos pačią būtent kariuomenę, karius taikos palaikymo misijai Lenkai iškart pasakė, mums svarbu mūsų pačių pirmiausia saugumas ir mes tikrai nieko nesiūsim. Taip, kiekviena valstybė turi pati spręsti, bet yra labai svarbu, kad jeigu Europa, visa Europa ir NATO šalys sutarė, kad vis dėlto reikia palaikyti, kad ir ne NATO narė, bet potencialiai partnerė arba kaip ten pavadinus, tai visos tos šalys privalo tada dalyvauti tame. Trumpas, kuris mėgsta sukurti chaosą, tam, kad galėtų savo sukurti geresnį foną, kaip galėtų pravesti dėrybas. Jis kaip tik ir bando jau, pirmoji kadencijoje bandė pasakyti labai aiškiai Europos, NATO šalim, jūs privalote pradėti didinti savo gynybos išlaidas. Dar vis yra daugiau nei trečdalis Europos NATO šalių, kurios nėra pasiekusios tų 2%. Yra tokios šalys kaip Lenkija, kaip Lietuva, Estija, kurios jau yra pasiekusios jau 4,5, eina link 5%. Tai tas yra labai gerai, bet tai dar yra vienetai. Tam, kad sujungti visą Europą turi susijungti. O yra tokių šalių kaip ir Ispanija, kuri dalyvavo beje Londono suvažiavime, yra Portugalija, yra kai kurios kitos šalys, kurios dar vis abejoja, kurios net ir nenori stoti. Slovakija, Vengrija, ta pati Vengrija, su jom dar pačiai Europai reikės susitvarkyti. Beje, dėl vieningumo, tai norėčiau pakomentuoti ir dėl pačios JAV. Tai pati JAV nėra vieninga. Tai per Trumpo tą chaoso kūrimą jisai kai kuriuos žmonės atstumia. Dabar matome, prasideda jo demonstracijos. To paties viceprezidento Venso valstijoje jau demonstruoja ukrainiečiai. 1., 2., 3. kartos ukrainiečiai. Tai nėra labai geras ženklas. Iš kitos pusės, Trumpui tai yra dar vienas nedidelis, bet mažas koziris, kai eis iš tikrųjų šnekėti su Putinu. Tai klausykite, pas mane namuose jau kyla demonstracijos, aš irgi turiu į tai atsižvelgti. Tai to chaoso sukūrimas ir toksai, kuris yra prieš Trumpą, jam yra naudinga. Reuters vakar paskelbė, kad administracija Trumpo planuoja atšaukti tas pabėgėlių vizas leidimus gyventi 240 000 ukrainiečių. Tai turbūt vėlgi gali sukelti tokį papildomą faršalo triukšmą. Tai mes matom jau nuo kadencijos pradžios. Trumpas padaro kažkokį sprendimą, paskiau po dienos ar 2 dienų ir po savaitės jį atšaukia, jį modifikuoja, jį pakeičia. Tas pats yra su tarifais Meksikai ir Kanadai. Nuo pat 1 savaitės apie tai šnekama, jau praėjo 2,5 mėnesių. Turėjo įsigyvendinti dėl Kanados tarifai antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį kažkiek jų atšaukė. Tai lygiai taip pat būtų galima pasakyti, jisai galbūt atšauks tų vizų klausimą tam, kad sukiršinti Amerikos ukrainiečių visuomenę, galbūt Amerikos rytų Europos visuomenę, tame tarpe ir lietuvius, kurių yra daugiau nei 1 milijonas. Tai gal jie turėtų pradėti reikšti savo interesą, gal jie turėtų pradėti spausti tos pačius Baltuosius rūmus. Tai grįžtant gal į ką ponas Kasčiūnas minėjo, Vensas
šiuo metu yra labai reikalinga asmenybė Trumpui, nes jis, kaip matėm praėjusį penktadienį, jis buvo jo cerberis. Jisai buvo tas, kuris užsipuolė Zelenskį. Trumpas dabar gali sakyti, jis nėra prezidentas vis dėlto. Vis dėlto mano nuomonė bus kitokia. Tai reikės dabar pasižiūrėti, kaip tos kortos atsivers. Kalbėt apie gynybą, Ispaniją, Portugaliją, to šalis atrodo turbūt ir jaučiasi, kad mes esame toli nuo kažkokių pavojų, plus mėlynas dangus, saulė, tie tokie rūpesčiai kažkur išblėsta. Taip, bet Slovakija, Vengrija yra Rusijos pašonė. Jie turi visai kitokius interesus, jiems reikia naftos, jiems reikia dujų, jie žiūri į visą tai pragmatiškai irgi. Bet tam, kad būtų vieninga Europa, turi atsirasti kažkoks lyderis pačioje Europoje, kuris suvienys. Ar tai bus Makronas, ar tai bus Tameris, dar teks pasižiūrėti, ar bus kažkas kitas, pasižiūrėsim. Bet Europa negali tikėtis, kad jai lyderiaus Trumpas. Laurinai, naujas lyderis, kas toks gali tapti, galbūt būsimų kanclerių tituluojamas Friedrichas Merzas? Nes kol kas kalba labai drąsiai ir garsiai. Tikrai taip. Aš manau, kad tai yra Europos galimas lyderis. Be abejo, aišku, turint omeny visą vokišką specifiką, tai nebus taip lengva, nes yra tam tikri vokiškosios tapatybės niuansai, puikiai žinom, dėl istorinių priežasčių, todėl tą žodį lyderystė vokiečiai taip vokiškai ir supranta. Mes šiandien kaip tik dabar čia esu Münchene, kur vyksta Lietuvos ir Vokietijos draugystės forumas, mes iš Vašingtono atskridom čia ir būtent jau dabar kalbam apie Vokietijos galimą lyderystę. Tai pripažįsta vokiečiai, kad mūsų 2-3 kartas jau mokė kaip nebūti lyderiais. Suprantat, dėl kokių istorinių priežasčių. Tai dabar visą tą reikia, taip iš to viso reikia išeiti, tai nebus taip paprasta. Bet jie supranta tai, jie supranta, kad dabar atsakomybė guls ant jų pečių. Merzas dabar, tai ką dabar jau padėjęs ant stalo kaip planą dėl tų išlaidų gynybai, yra ne šiaip paskolos, ne šiaip kažkokia tai vizija, bet tai yra realūs pinigai. Ir tikrai būtų galima tą visą mašiną gynybos pramonę užsukti. Tačiau, matot, čia reikia kai ko daugiau. Ir čia aš šiandien ir taip kalbėjau. Rusijos palyginimui su NATO jie vadovaujasi kiekybę. Jie nesaugo savo žmonių, mes matom, tas ir Ukrainai veikia, jie gali kariauti alinant į ilgalaikį karą. NATO ir vakarai visą laiką rėmėsi kokybę. O ta rusiška kiekybė kažkada jinai tampa, kai jinai sakykime, nustekena arba išvargina kitas visuomenės, jinai tampa jau ir kokybė. Tai mes kalbėjom šiandien su Vokietija, kad reikės ne tik investicijų į gynybos pramonę, ne tik ginkluotės įsigijimų, bet reikia galvoti apie, kaip mes didinsim kariuomenes, kaip kursim divizijas, brigadas. Čia reikia kalbėti apie šaukimo reformas, apie kitus dalykus, kad visuomenė suprastų, kad tik tai reguliarių pajėgų, profesionalių pajėgų neužtenka. Mums reikia nugrįžti į tą šaltojo karo mąstymo logiką, kad reikia investuoti, kad tai turėtų būti nuo mokyklos laikų pasirūpinti savo šalies gynybą, kad tai nebėra duotybė. Tai jau tokiuose filosofinėse transformacijose yra ir Vokietija. Tai aš manau, kad Merzas turbūt dabar yra geriausia, kas galėjo nutikti Vokietijai, ir mums taip pat. O jeigu dar, kai jie suformuos koaliciją su socialdemokratais, atrodo, ten jau viskas daugiau mažiau aišku, jeigu dar mūsų draugas, gynybos ministras dabartinis ponas Pistorius ir liktų šitose pareigos, ir dar turėtume kanclerį Merzą, mes turėtume tikrai gerą derinį Vokietijoje. Dar kalbėsime apie Europą, apie Jungtines valstijas. Laurina, jums paskutinis klausimas. Šviežiausi reitingai pasirodė Lietuvoje, beveik 38%. Jūs vertina palankiai, naujasis konservatorių partijos lyderis. Kaip jums tie skaičiai pačiam asmeniškai? Įkvėpintis, aš nesiginčiusiu, įkvėpė tikrai, ačiū labai už pasitikėjimą. Teigiamas vertinimas yra didesnis nei neigiamas ir be abejo įpareigoja naujiem darbam, energingai ir toliau važiuoti per Lietuvą, turėti atvirą dialogą su visuomenė, siūlyti sprendimus Lietuvai, tikrai prieštarauti blogiems sprendimam, bet ir siūlyti. Neprieštarauti vartant prieštaravimą, bet ir siūlyti. Tai tą tikrai darysim ir tikrai būsim, sakykime, tokia intelektualinė alternatyva
tiems neigiamiams sprendimams, kurie gali būti valdančiojoj daugumoje. Tikrai būsim ta valstybinė jėga, politinė jėga, politinė bendruomenė atsakinga už mūsų valstybę ir tikrai dirbsim kaip konstruktyvi dalykiška opozicija. Kągi, Laurynai Kasčiūnai, ačiū Jums, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas, apsilankė laidoje 24/7, netrukus grįš į Lietuvą, dabar trumpa pertrauka, netrukus grįšim. Grįžtame į laidą 24/7, Arūnas Pemkus studijoje, viešųjų ryšių ir verslo konsultantas, taip pat prie mūsų nuotolių jungiasi Vytautas Dumbliauskas, politologas. Gerą dieną. Labą dieną. Galbūt nuo Jūsų, Vytautai, ir pradėkim. Šviežiausi Lietuvos ryto užsakymu padaryti Vilmorus reitingai, Vilijos Blinkevičiūtės nuopolis. Kaip vertinate tuos skaičius ir kreivę žemyn? Vertinu normaliai, taip turėjo būti. Šiaip piliečiai linkę tikėti politikų melais, galų gale demokratijoje labai daug politikai turi šnekėti, žadėti, bet šitas Blinkevičiūtės melas buvo toks jau virš visų tų įprastų normų. Žadėt, kad būsi premjerė ir paskui taip staigiai netesėt to pažado, tiesiog žmonės užpyko ir manau, kad Blinkevičiūtė savo kaip politikai pasirašė tam tikrą nuosprendį. Jos politinė karjera, matyti, jau artėja į pabaigą. Tuo tarpu Remigijus Žemaitaitis, Nemuno aušra apsukų nemažina, reitingus ir toliau išsilaiko aukštumoje. Tas paskutinysis skandaliukas, situacija, kai buvo apgautas ir neįskrido Jungtinės valstijas pas Iloną Muską, kiek tai gali paveikti ateities rinkėjų sprendimus būtent Žemaitaičių? Manau, kad jo gerbėjų nepaveiks, nes čia kaip tik jie gal gailėsis, kad jis buvo apgautas, kad kažkoks tai niekšelis primelavo jų mylimam vadui, apgavo jį, išviliojo, taip toliau. O tie, kurie Žemaitaitį žiūri blaiviai ir mato jo visą tą neigiamą veiklą Lietuvos valstybei ir tautai, vadinkim atvirai, tai jie toliau, tiesiog matot, Facebook'e šaipomas iš Žemaitaičio ir labai žiauriai kai kurie šaiposi. Tai tiesiog toks likimas Žemaitaičio, jis bus populiarus, kol atsibos savo auditorijai. Kol kas dar, aiškiai, neatsibosta. Arūnai, dėl Žemaitaičio tokia neeilinė atrodo situacija ir lagaminas buvo sugrautas ir žmona kartu, bet buvo apgautas. Kiek politikoje, žvelgiant iš ties apie įtakingus asmenis, pasitaiko tokių istorijų atveju, kai būtent tokia situacija susidėlioja? Na, šita galbūt labiau buvo paviešinta. Manyčiau, kad tai įvyksta gal nelabai retai, gal nelabai dažnai, bet vis dėlto įvyksta. Šiuo atveju galbūt stebėtina yra, kad jis arba jo štabas nepasitikrino iki galo. Ar iš tikrųjų tas asmo ar asmenys, kurį kvietėsi, ar iš tikrųjų ar iš tikrųjų jį pakvietė, ar iš tikrųjų lėktuvo bilietai buvo nupirkti ir taip toliau. Tai čia trupučiuką parodo ir jo naivumą, arba jo aplinkos naivumą, kad galbūt ne iki galo viską sutikrino. Grįžkime galbūt prie temos. Jungtinės valstijos, Europa, tas pats Ilonas Muskas, vienas ryškiausių Donaldo Trumpo komandos narių, jis J.D. Vance'as, kiti tarsi šešėlyje tūno. Taip, tiek J.D. Vance'as, tiek Elonas Muskas mėgsta būti populiarus, mėgsta pasirodyti televizijoje, mėgsta panašiai kaip ir Trumpas būti dėmesio centre. Ne viskas, ką jie atlieka arba ką jie pasako, yra tiesa, ne viskas pavyksta taip, kaip ir jie norėtų galbūt. Tai Elonas Muskas paskirtas, nerinktas asmo, bet paskirtas bandyti suefektyvinti Amerikos valdžią, jos ministerijos, kai kurias institucijos. Labai greitai ėmėsi to darbo, bet panašiai kaip jisai kažkada darė įsigydamas į Twitterį. Atleisti žmonės nėra sudėtinga. Ta gali bet kas padaryti. Iš tikrųjų paskiau
perorganizuoti organizaciją, kad jinai dirbtų efektyviai, va, čia jau menas yra, čia jau reikia žinoti, ką darai. Tai kaip su kai kuriais pažįstamais ultratrampistais esu pasiginčęs, sakau, panaikinti kažkokią instituciją arba atleisti žmonės nesudėtinga, bet ar tai nekainuos brangiau, negu kiek bus sutaupama. Tai laikas parodys, ar Muskas sėkmingai sutaupys tos milijardus ir trilijonus, kiek jisai pasakoja, ar viskas sustos ir kai reikės paskiau vėl atstatyti, ar nebus, kad brangiau. Beje, Musko projektas dėl raketų siuntimo vakar baigėsi nesėkmingai. Jo 8 raketa sprogo vos pakilusi nuo žemės paviršiaus. Tai ar nebus šiek tiek simboliška, kad jo tas agresyvumas ar nebus perdėtas. Galima sakyti, perėmė Trumpo tą legendinę frazę "You fired". Taip. Būtent Elonas Muskas. Vytautai, kaip jūs matote įvykius Jungtinėse valstijose, tai kas liečia žinoma mūsų Europoje, o dar labiau Ukrainoje? Tai pirmiausia, gal pratęsiant pono Pemkaus mintį, akivaizdus yra bandymas griauti valstybę. Mano galva, tai yra griovimas, federalinės institucijos mažinamos ar kai kurios bus naikinamos, uždaromos. Tai čia toks, žodžiu, sunku suvokti, nes jos buvo įkurtos kažkada, man atrodo, beveik prieš 100 metų, kai kurios tos federalinės agentūros. Tai čia toks noras, mano galva, noras Trumpo komandos pakeisti tą visą vidinę situaciją ir galbūt net, sakyčiau, kerštas, gal ir asmeniškas Trumpo kerštas biurokratijai, kuri per pirmą kadenciją nepasidavė jo įtakai. O ateinant į Europą, tai manau, pirmiausia, tai kas turėtų visiems kristi akis ir kelti nerimą, tai kad Trumpas visiškai nieko nekalba apie Rusiją neigiamo, kad jisai nemato Rusijoje jokių žodžių kaltės Rusijos dėl šios agresijos, jis spaudžia Ukrainą, spaudžia auką, spaudžia silpnesnę pusę. Ir tai tas tylėjimas apie Rusiją, jokio blogo žodžio nesakymas, labai kelia daug klaustukų. Ir toks jausmas, kad Trumpas savo galvoje Ukrainą jau atidavė Putinui. Dabar klausimas, ar mes dar esame šitoj pusėje, ar irgi jau atiduoti Rusijai. Nes panašu, kad Trumpas nori išeiti iš Europos reikalų. Jis mano, kad be Europos gali, čia mano galva diletantizmas, jis mano, kad jis be Europos gali susitarti su Rusija, su Kinija. Čia irgi rodo jo komandos visą naivumą, mano galva, nes su Rusija perkrauti santykių neįmanoma. Rusai yra kompleksuoti, jų kompleksas vadinasi Amerika. Jie pavydė Amerikai jau nežinau kiek 100 metų, nes jie visą laiką atsilikusi šalis. Europoje pati labiausiai gal atsilikusi šalis ekonomiškai ir technologiškai, tik tiek, kad jinai labai ginkluota. Tai tikėtis, kad Rusija bus Amerikos sąjungininkė prieš Kiniją, reikia turėti, nežinau, ar čia durnumo, atsiprašau už tokį liaudišką žodį, daugiau, ar nežinau, ar švelniai tariant diletantizmo, ar kažkokių dar kitokių priežasčių yra. Tai šiuo požiūriu labai viskas nestabilu, neaišku ir nepamirškime, kad po Trumpo inauguracijos praėjo tik tais kiek čia, 40 dienų berods, ne? Tai dar čia tik pradžia, ką jis prikrės, tai mes dar tik tais, manau, turėsime analizuoti ir krūpčioti nedaug dievę. Na, bandant suprasti Amerikos prezidentą, verslininkas, visos tos kitos istorijos. Rūnai, galbūt Trumpas taip Rusijos nekritikuodamas bando užliuliuoti Putiną, kad sėsti prie derybų stalo ir galbūt tai pačiai Ukrainai kažkokias geresnės, reikšmingesnės pergalės atneštų? Man atrodo, kad tiek pirmoji kadencijoje, tiek ir dabar šitos kadencijos pradžioje, man atrodo, kad galima matyti kažkiek to Trumpo stiliaus, derybinio stiliaus. Jis, kad ir draugus, kad ir partnerius, sukritikuoja ir paskiau po kelių dienų, po kelių savaičių pasako, va, čia koks fainas bičas, kokia gera politikė, kaip gerai tvarkosi.
Tai toks, jisai žaidžia tą, kaip amerikiečiai sako, tą good cop, bad cop, arba geras policininkas, blogas policininkas, jisai pats abi dvi rolės tom rolėmis užsiema. Todėl jam galbūt ir gerai būtų turėti tokį kaip Muską arba Vance'ą, kurie galėtų suvaidinti tame teatre to blogo policininko rolę, tam, kad jisai būtų gerasis. Nereikia apsigauti, galvoti, kad jisai yra kažkoks Putino draugas ir taip toliau. Kaip jūs ką tik minėjote. Ar jo strategija yra užliuliuoti, sunku pasakyti. Bet matom iš pirmos kadencijos, kaip jisai ir buvo susitikęs ir su Trumpu, ir su Kim Il-jungu iš Šiaurės Korėjos, ir su kai kuriais kitais diktatoriais. Na taip, svečių susitikimų buvo labai įvairiausių, bet pratęsim galbūt būtent diskusiją, pokalbį po trumpos pauzės. Grįžtame į savaitės aktualijų laidą 24/7. Arūnas Pemkus, taip pat Vytautas Dumbliauskas svečiuose. Šį kartą nuotoliu prieš reklamą ponas Pemkus kalbėjo būtent apie tuos susitikimus su didžiausiais pasaulio lyderiais, kuriuos rengė Donaldas Trumpas. Vienas pavyzdžių buvo Kim Čen-unas, Šiaurės Korėjos diktatorius. Tai jis labai norėtų susitikti toliau ir su prezidentu Či iš Kinijos. Šiuo metu vis dėlto Amerika, ypač Trumpas, žiūri, kad Kinija yra didžiausias priešininkas JAV Amerikai. Jis nelabai supranta ilgalaikės strategijos, ką Kinai daro. Bet Kinai dabar investuoja ir į Afriką, ir į centrinę Pietų Ameriką, ir į pačią Europą, ir tą pačią Ameriką. Ir jisai nori, jisai bijo, kad per finansus, per ekonomiką Kinai galėtų pradėti užimti pasaulį. Tai jis dabar bando atstumti tą grėsmę. Lygtai susitvarkė reikalai su Panamos kanalu, nes buvo iškilęs tas klausimas, nes vienoje ir kitoje pusėje kažkokia Hongkongo įmonė buvo įsigijusi kontrolinius taškus. Dėl tos priežasties, aš spėju, dėl tos priežasties yra diskusijos apie Grenlandiją. Ne tam, kad atimti iš Danijos, bet yra ženklas kinams ir rusams. Grenlandija ne jūsų ir net ir nebandykite ten žengti. Tai per tokią konfliktinę strategiją su draugais jisai siunčia žinutę kitiems, kad va, čia ne jūsų, net ir nebandykite. Tai grįžtant atgal jūsų ankstesnį komentarą, ar jisai bando užliuliuoti Putiną, negalėčiau paneigti to varianto. Ir aš manyčiau, kad Putinas šiuo metu nesijaučia labai patogiai. Tai Rusija dabar, pačioje Rusijoje, manau, kad irgi dabar vyks kažkokių pokyčių. Vytautai, kokios jūsų mintis įžvalgos būtent dėl tos Kinijos kortos? Atrodo, tiek Rusijai, tiek Amerikai svarbi valstybė. Aišku, viena konkuruoja, kita nori draugauti. Aš tik tai atkreipčiau dėmesį, kad Putinas niekada nei pirmoji kadencijoje, nei dabar antros kadencijos, dabar 50 dienų pasiskaičiavau, beveik tai bus 50 dienų, kai jisai prezidentas prisiekęs, nepasakė jokio blogo žodžio apie Putiną. Tai čia tada ta taktika, kaip jisai pirmiausia pasako blogą žodį, paskui gerą žodį, netinka. Kažkas ten vis tiek negerai. Jo santykis su Putinu yra neaiškumų labai daug. Ir tos yra kalbos, kad jisai buvo kažkada užverbuotas 1987 metais, būdamas jaunas verslininkas, važiavo į Maskvą. Po to, kad ten yra faktai įrodyta, kad vienas rusų oligarchas nupirko iš jo viešbutį už ten 3 didesnę kainą. Tokių daug yra žinių, klaustukų. Tai šia prasme yra daug neaiškumų dėl santykių su Putinu. O dėl Kinijos ir Rusijos, tai mano galva čia turėtų būti vaikui aišku, kad Rusija nuo Kinijos neatsitrauks ir kad Trumpas Rusijos tikrai nepersivilios, nes Rusija tai iš esmės yra sėdi Kinijos kišenėje. Jinai parduoda savo žaliavas ir gauna visą tą
vartojimo prekių gausą, drabužiai, maistas, automobiliai, kas tik nori, kinai gali visko prigaminti. Tai ir galų gale Putinas ir tas imperatorius Ksi, jie yra autokratai, jie supranta vienas kitą. Tai nebent jeigu Trumpas nori būti irgi autokratas, nori panaikinti demokratiją Amerikoje, ko aš nelabai tikiu, kad jam tas pavyktų, tai nebent taip bandytų, yra tokia versija, kad įsivaizduoja, kad tie trys bandys dalintis pasaulį ir tada pagal vieną versiją Europą atiduoda Putinui, visą Europą. Yra tokia, klausiau tokio rimto istoriko, toks yra Jurijus Ferštinskis, žydų kilmės rusas, kuris jau seniai emigravęs į Ameriką ir daug knygų parašęs, tai jo manimu, kad Trumpas atiduos visą Europą Putinui, o paskui ten jis tvarkysis. Žodžiu, čia tokių versijų labai daug ir klaustukų daug, bet tikrai jisai Trumpas Rusijos nuo Kinijos neatplėš. Čia be šansų ir čia tas man toks naivumas, aš vis tiek nepaliauja stebinti. Arūnai, kiek realu, kad Trumpas ir Putinas kažkur po stalu dalinsis tą pasaulio žemėlapį? Labai abejočiau to, pirmiausiai, nes Trumpas neturi tiek daug laiko, kad jisai galėtų tą padaryti. Jisai nėra vis dėlto nei oligarchas, nei diktatorius. Ir realiai pasižiūrėjus į Amerikos politinę sistemą, Trumpas turi maždaug 19 mėnesių atlikti tai, ką jam reikia atlikti. Reikia prisiminti, kad Kongresas, tiek Senatas, tiek Atstovų rūmai šiuo metu yra kontroliuojami respublikonų. Nedidelė persvara, bet yra kontroliuojami. Tai jeigu reikia priimti kažkokius įstatymus ir kai kuriem reikalam reikės iš tikrųjų įstatymų, Trumpas gali tą padaryti. Bet jeigu jis pradės priminėti tokius sprendimus, kurie yra nepopuliarūs ir mes matom dabar, jeigu jau pradeda kilti demonstracijos iš ukrainiečių, jeigu pradeda kilti demonstracijos iš federalinių darbuotojų, jeigu prasideda nepasitenkinimai su užsienio partneriais, Trumpo reitingai gali pradėti kristi. Šiuo metu jie yra labai aukštoj pozicijoje. Bet jeigu jie pradeda kristi, tai krenta visos Respublikonų partijos reitingai. Rinkimai yra 26 metų lapkričio mėnesį. Tai nėra labai toli. Ir jeigu praras bent vienus iš tų dviejų rūmų, prezidentas, kaip amerikiečiai sako, tampa vienakojis ančiukas. Jis negalės nieko tada padaryti. O jeigu neduok tie prarastų ir Senatą, ir Atstovų rūmus, tada jisai iš viso, jam visas projektas sustoja. Tai jam reikia dabar per šitos ateinančius 12-16 mėnesių įrodyti, kad jo planas iš tikrųjų veikia ir jisai bus sėkmingas. Ar tai bus taika artimuose rytuose, ar tai bus taika Ukrainoje, ar tai bus efektyvesnė valdžia Amerikoje, ar tai bus sienos sutvarkymas su Meksika, ar tai bus geresni santykiai, normalesni prekybiniai ir taip ir santykiai su Kinija. Bet kurį iš jų jisai galėtų įvardinti kaip sėkmę. Bet jam reikia pirmą pasiekti šitą. Tai jam yra faktiškai kokie 12-16 mėnesių, per kurios reikia tą padaryti. Dar kalbant apie tikslus lūkesčius, europiečiai 800 milijardų gynybai, 150 milijardų fondas paskoloms gynybai, iš kurių žinoma būtų galima remti Ukrainą, apeinant tas proputiniškas Slovakijos ir Vengrijos vyriausybės. Girdėjome ir Emanuelio Makrono žodžius dėl branduolinio skėčio, tam visai pritarė Gitanas Nausėda, tačiau ministras pirmininkas Paluckas buvo kiek kuklesnis. Kokios jūsų mintis, Vytautai, būtent dėl tos situacijos Europoje ir tuo pačiu Palucko atsargumo, kalbant apie tą branduolinį skėtį? Pirmiausia, aš taip kol kas tai skeptiškai apskritai Makroną žiūriu kaip į politinį veikėją. Aš manau, kad jisai labai daug daro viešų ryšių prasme, toks nori būti populiarus. Netgi vienas jaunas politologas iš Vilniaus universiteto Facebook'e pavadino Makroną gražiu kostiumu be žmogaus.
Tai yra kostiumas, bet žmogaus nėra. Ir ta jo kalba irgi, jinai tokia, sakyčiau, labiau daugiau irgi viešų ryšių prasme. Šia prasme tragedija, kad Europoje nėra lyderių. Nėra lyderių, tuos lyderius tikriausiai atras gyvenimas, jeigu prasidės karas, jeigu Rusija užpuls kurią nors NATO valstybę, tai tada, manau, tie lyderiai imrastis, nes dabartiniai lyderiai, ten, apie Šolcą aš vis nekalbu, tai yra buhalteris, kuris bijo savo šešėlio. Tai Makronas yra, pirmiausia, jis, aš manau, narcizas, yra savim grožis, savim gėris, aš skeptiškai žiūriu ir apskritai kol kas skeptiškai žiūriu į Europos sugebėjimą atsibusti ir pradėti suvokti, kad rusai jiems neša mirtį, tiesiog griovimus ir mirtį. Bet jie matyt dar vis tiek ten, kokie ispanai, italai, jie tiki, kad iki jų neteis ir iki jų tikrai gal neteis, gal Putinas net ir Vokietijos nekabins. Jisai norės tik susigražinti tos, jis nori, jo svajonės, susigražinti Sovietų sąjungos, tai mes pakliūnam tada jau į Rusijos glėbį, o ten Lenkija, Čekija, Slovakija, Vengrija padaryti savo įtakos zoną, tokios, manau, svajonės yra. Tai jeigu Europos lyderiai dabartiniai neatsibus, o panašu, kad jie neatsibus, tada nebent viltis, kad kiti lyderiai kažkas. Tai šiuo atveju, o grįžtant dabar dėl Lietuvos, tai manau, kad Palucko atsargumas toks, man tai truputį nepatinka, nes reikia žmonėms sakyti tiesą, o neramint žmonės, nes mūsų laukia mirtis, tiesiog mirtis nuo rusų bombų. Ir jeigu toks politikas kaip Paluckas šneka, čia nereikia gąsdinti žmonių, gal čia ne gąsdinimas, gal tiesiog sakyti, kad bus taip, o ne kitaip. Nes karas žiaurus, rusai yra žiaurus, ką išdarinėja Ukrainoje su savo etniniais broliais, taigi Ukrainoje pilna etninių rusų. Rusų kareiviai juos žudė be jokio gailesčio, nesvarbu, kad jie, ką kalbėti apie lietuvius, mes jie fašistai, iš vis esame beviltiški fašistai. Kągi, Vytautai, pertrauksiu, laidos laikas, neįčia ištiksėjo. Vytautas Dumbliauskas, politologas, Arūnas Pemkus, viešųjų ryšių ir verslo konsultantas. Ačiū, kad buvote, ačiū, kad skiriate laiką. Šiandien laidoje 24/7 tiek, iki kitos savaitės.